sveiki prie mikrofono Niekutis ir mes šiandien žaidžiame Minecraftą. Susitinkame Minecraftą ir ne bet kur, o Mr. Begėdžio serveryje. Tai žodžiu, mes bandysime su draugu patekti į Mr. Begėdžio video. Tai bandydami padaryti čia laivą rekonstruoti, žodžiu, nespoilinsiu, nes šitam video mes galima sakyti tik statysime ir kaip ir panašiai darysime. Tiesiog mes norime pabandyti patekti į Mr. Begėdžio video. Dabar pasakysiu salos gal planus. Čia sala su laivu, žodžiu. Tai galvom padaryti tokį kokį portą, kad laivas prisišvartavo. Tada galime, ten šiandien bandysime daryti ant kalniuką ir ant kurio bus, aš manau, visi žino kas, o jei nežino, tai pamatysite tada, kaip video eigoj. Taip, tai čia ir laivas, jau pavadinimas, jeigu ką, tai Saba. Tai dabar mes dirbsime su sala, kad nebūtų vien tik laivas padarytas. Tai visų pirma, įeiname į kambariuką, reikia man susikraftinti šitą, pasimti ir tada čia visus šitus šūdukus susimesti. Tai žodžiu, bam, 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 bam. Na ir dar kokią pagaliukus, labai gerai. Gaunasi. Valia. Viskas, turime kastuvą. Taip, tai čia gurgai, jeigu kas toksai zombiakas, čia matėt. Žodžiu, tai dabar aš noriu čia pabandyti dabar nulyginti va šitą nesąmonę. Tai dabar trumpi timelapse. Nulyginau salą. Ir dabar, manau, reikia gal kokius kontūriukus pasidaryti šito dirto, kokio dabar turiu. Kokį čia tą kalną pasidaryti. Tai aš manau, vėl eina trumpi timelapsai. Kažkas tokio pavyko, nežinau ar čia gerai išėjo, bet man, čia ne kalnas yra, čia ir kontūrai. Tai va tokio dydžio bus tas kalniukas, čia bus toksai, čia bam, 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 gerai, čia dar truputį pradidinti reikia. Ir turėsiu čia tokį vietą, kur pasidaryti švyturiuką. Manau, neblogai išėjo, bet kas dabar yra, man reikia cobblestone ir visokiausių blokų, kad būtų įmanoma padaryti tą kalną, kaip ir struktūrą, ar kaip čia. Tai truputį pinigėlių turiu, tai nueinam shop. Tap, blokai. Ir manau reikėtų mums 3 euriukai šitą nusipirkti, šitą. Gal tufo. Manau, gal cobblestone nepirksiu, bet mes turėtume turėti čia. Truputį. Vėl timelapse einam ir cobblestone.
jau turime blokų, galima sakyti, kokių tik reikia. Čia galima. Tu vaikyti, man gal kokių. Stekų pasiemame. Tik reikia dabar nesufeilint, bus labai bloga. Bus labai bloga. Bus labai bloga, nes reikės viską. Nes bus... Nu tai aišku, sakiau, tik nesufeilint. Nu tai buvo bloga. Blogai, labai blogai. Tada čia galime šitaip. Galime dėti tada. Reikia visą tą sandstone uždaryti. Taip, šitaip. Manau, gal net nereikia. Man reikės truputėlį daugiau čia tų blokelių. Bet ką tu, kol kas iš man atrodo, šitą vietą man toksai dizainas labai gerai tinka. Tik reikia padaryti, kad būtų taip labiau natūraliai, va šitaip visokiausių tokių šudukų pridėbest. Bet pala man reikia dar vieno bloko. Pažiūrime, ar jis yra. Va šitą panaudočiau. Man labiau gražiau atrodytų samanų blokas. Aš norėčiau su samanom padaryti, bet aš manau darysime su paprastai. Tiesiog darysime be samanų, bus tik tai kalniukas su žolės kokiais blokeliais. Ai. Šitą pasitėtume čia va šitai. Va. Jeigu ką, tai mes nueisime prisikasti. Cobblestone, o va dėl šito dalyko aš jau neįsivaizduoju. Čia truputėlį cobblestone primesim, čia dar į šitą sieną įdėsime šitą. Ir dabar, manau, trumpi timelapsai, kol aš pabaigsiu čia vieną vietą padaryti. Aš manau, kažkas tokio panašaus turi atrodyti iš visų pusių. Čia neblogas dizainas, bet dabar ką supratau. Va čia, kur visi šitie blokai yra, turės būti kaip ir žolė, bet va čia bus žolė viršui. Ir man reikės atsivesti kažkaip, aš manau, vieną gabaliuką reikės tos žolės nusipirkti, čia ką. Galvoti DRK. Kažkodėl aš sakiau, neįsivaizduoju. Dabar aš čia nežinau, ką aš čia sumaliu. Aš manau, kažką reikia panašaus pabandyti, kaip ir toj pusėj padaryti. Neblogai kol kas gaunas. Ir dabar, kaip visada, trumpi timelapsai. Ir manau, dabar timelapsai, kol pabandysiu pabaigti kalną, gal ne iki pačio paskutinio rezultato, iki normalaus. Taip, timelapsai. Kaip ir su kalnu pabaigta. Čia bus tiesiog toksai kaip ir dirtas ant viršaus.
Tai dabar, manau, reikia nueiti išsigriauti visus tos šitus blokus, kurie man kaip blemba, 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 čia išsigrauviau per daug. Reikia įlysti į vidų. Iš vidaus čia baisiai atrodo. Šitus dar dirt blokus galime išsigriauti, po man jų reikės. Čia tiesiog galime palikti šitą va. Tas blemba pikeksas per greit kala, čia labai jau sunku bus kažką padaryti. Gerai, čia tiesiog. Oi. Reikia bam, bam. Nu tai va, sakau. Andezitas, gerai. Andezitas buvo čia. Man va patinka šitas rezultatas, nežinau ar kitiems patinka, nu, bet man atrodo tikrai neblogai. Čia aš dar manau, gal šitam reikia padaryti kokį keivą. Va čia, tipo, va, kaip į kalną gali įplaukti pro keivą tokį. Čia aišku, kol kas nieko nebus, šit dabar jis tipo floatins, bet taip čia bus keivas ir ten, nu, aišku, viskas bus uždaryta. Kol kas durnai iš čia atrodo, bet po kokio laiko bus geriau, tikrai geriau bus. Padarysime mes ten tiesiog gal su kokiu staunu uždėsime, nežinau šiaip net. Nu, bet tiesiog bus geriau. Dabar reikia pasižiūrėti, jeigu čia bus, nu tiesiog va, taip. Taip. Va reikia išskirsti šitus blokus, bet man šitų irgi reikia, aš tiesiog dirbti taupau. Kad nereikėtų į daugiau kirsti. Galiu aišku nusipirkti, kuris yra. Bet į kam pirkti, kad truputį sutaupyti galima. Nu, galėjau aišku ir ten sutaupyti, bet aš kaulo nelabai turėjau. Čia truputėlį išsigriausime mes to dirtuko. Work in progress. Čia tiesiog bus sandstone greitai užmetame mes čia viską. Manau, šito užtek turėtų. Šitaip. Čia aišku nelabai simetriškai gausis, bet ten kokių gėlyčių ar kažko tokio pridėsime. Švyturys. Ne, gal aš, ne, apsigalvau. Reikia gal įdėti. Čia durnai atrodys, blemba, aš kažkokius bomžas. Durnai atrodys, nu tikrai durnai atrodys, nežinau, negaliu nieko padaryti. Durnai žiauriai atrodys čia tiesiog. Kažkoks makalynė, blemba, ant. Tiesiog dirta, lik ferma čia kalna, ne, čia bus švyturikas. Na jau gerai jaučiu, žinot. Taip, čia bus tiesiog dirtas. Jis atrodo tiesiog taip, reikės truputį čia atsigriauti, kad būtų labiau natūraliai ir geriau atrodytų. Ta dirta kažkaip dingsta, tas dirtas, nesupratant, šito. Tokias mini šachtos bus po. Keivą čia galėsiu padaryti, oi. Taip, nu, pabandom uždėti. Nu, dar kad ne taip durnai atrodytų, čia galime prakasti. Čia tada sudėti gal, žodžiu, dabar užpildom dar greitai. Ką dar neužteks? Nu žiūrėjau, užteko. Nu tu žiūrėk, kaip gražu, kaip smagu. Puiku. Čia va šitaip galima įdėti. Tada galima va šitus kampus tiesiog taip apkasti. Kad nedurnai atrodytų, čia galima šitaip va. Na, manau, čia gal dabar jau net geriau atrodo. Dar geriau negu buvo. O dabar reikia nueiti šopą.
Spalvoti daiktai. Sekantis puslapis. Opa. Pink, red, white. Va šito reikia, va. Kiek čia? Mums reikia gal kokių 2 stekų. Eik tu savo, ne per daug. To aš čia visus pinigus išnaudosiu. O jei... Gal aš nusipirksiu va šitos. Nu čia labai jau daug kainuoja. Gal aš šiandien švyturio gal ir nestatysiu, va kalniuką pastačiau. Manau, gal su draugu mes su švyturiu susitarsim, nes čia draugas man padės. Mes viens kitam padėsim, tai jo vardu. Mes jį vadinsime karinį, tai karinis mums čia padės. Tai aš manau, aš nežinau, gal būtų ilgesnis video, bet sužinau kainas, tai aš jau geriau gal pabaigsiu kokį su draugu šiandien arba rytoj, nežinau. Nu, ir dar su kariniu, manau, tikrai nufilmuosime video, kaip gal statome. Nu, netikrai, gal neužtikrinai. Nu, tai žodžiu, prie mikrofono buvau, aš Niekutis ir visiems geros dienos, gero vakaro ir ate.